Dramatiškos rungtynės, tikrai sirgaliai neliko nusivylę ar nenusivylę treneriai. Tokio, sakykime, kas liečia pačias rungtynės, tai galbūt prieš sirgaliam jos ir labai patiko, bet treneriam turbūt, būnant prie atsarginių žaidėjų suolo, tai norėjusi kartais ir širdies lašų išgerti. Kas liečia pačias rungtynės, tai šiandien žaidėm su labai organizuota komanda, stiprią komandą tiek individualiai, tiek taktiškai. Ir pirmas uždavinys buvo tai, kad neleist būti priešininkui komforto zonoj, ypač kada jie yra su kamuoliu, nes turi labai daug stiprių individualių žaidėjų, įvest priešininką į diskomforto zoną ir, aišku, perėmus kamuolį, ieškoti pirmo perdavimo į priekį ir jau ten atidarinėti erdves ir ten atakuoti erdves už gynėjų nugarų. Galbūt pirmas kėlinys mums, kas liečia žaidimą atakoje, ir nebuvo toks iš pozityvių, bet man labai patiko žaidėjų reakcija antram kėlinį, kaip mes persistatėm ir kaip mes jau atrodėm, kas liečia žaidimą atakoje antram kėlinį. Tai tokią komandą norėčiau matyti pastoviai žaidžiančią atakui. Kas liečia žaidimą gynyboje, tai prie rezultato 2-0 mes per daug greitai praleidome įvartį. Ir aišku, labai pergyvenom dėl to, kad leidom varžovam išlyginti. Kas nutiko, atrodo, antras įmuštas įvartis, iniciatyva galutinai kaip ir perimta, psichologinė persvara irgi jūsų pusėje ir tuoj pat prasileidot įvartį. Koncentracijos problemos? Vėlgi koncentracija, nuovargis, čia mes galim daug dalykų surasti. Aš manau, kad tai, kada tu įmuši antrą įvartį, tu vedi 2-0, tai labai svarbu yra pirmos 10 minučių, kad priešininkas nesugebėtų, nes priešininkas iš karto emociškai nori bėgti į priekį, nori išlyginti įvartį ir tai va to nepadarėm, ką turėjom padaryti, galbūt kažkur tai momentais ir ramiau, paprasčiau, nes vėlgi prie rezultato 2-1 jie bėga į priekį, viskas aišku, jie nori išlyginti rezultatą, mums reikėjo, mes vėlgi bėgam į priekį, aš suprantu žaidėjus, noras įmušti trečią įvartį, bet vėlgi aš manau, kad šitoj vietoj reikėjo ramiau sužaisti, daugiau žaisti su kamuoliu, vargint priešininką, kad jie daugiau eikvotų energijos ir ten jau ieškoti bandymų atakoje. Trečios sezono oficialios rungtynės ir trečios lygiosios. Šįsyk visai kitokios, rezultatyvios, ir Davis Ikaunikas pirmosius tiek Šiaulių, tiek savo įvarčius sumušė. Ką galėtumėt pasakyti apie šį puolėją? Tai yra fantastinis žaidėjas ir fantastinis žmogus, kaip asmenybė. Daugiau neturiu ką pasakyti ir jo, aišku, kas mane žavi, mūsų kaip trenerius, tai yra jo darbo etika. Taip kaip jis dirba, taip kaip jisai treniruojasi, tai visą laiką sakau, kad yra veiksnys ir yra to veiksnis. Tai šiandien buvo Davis Ikaunis, tai tas yra to veiksnis, ką jisai nuveikė per treniruotės ir kiek jis įdeda pastangų. Ir ką, dabar šią savaitę turit greit atgauti kvapą, pamiršti, kaip sakant, visas klaidas ir tos pasiekimus ir laukia kas Kauno Žalgiris. Taip, kas be ko su nekantrumu laukiame Lietuvos top klubo atvykstant į Šiaulius. Tik pergalė tenkinčiame mače. Aš manau, kad mes neturim kitos išeities, tik tai pergalė.